Sveiki visi regbio mylėtojai ir jo didenybė regbis. 7. paskutinio turo atidarymo rungtynės regbio klubo Šiauliai namuose priima Latvijos Garkalnės Livoniją. Dvi skirtingos rungtynių pusės. Pirmą kėlinį komandai buvo labai sunku, bet antrą rungtynių dalį žaidė apylygiai. Ką aptarėt per pertrauką, kad taip stipriai pasikeitė žaidimas antroji pusėje? Regbis yra fizinė sporto šaka. Yra kontaktas, yra grubus tie kontaktai, grubus bėgimas su kamuoliu. Ir jeigu tu to nedarai, priešininkas tikrai pasinaudos tuo. Tikrai bėgs ir kals ir trenks. Ir jeigu priešininkas pajaučia, kad jisai gali, jisai tikrai gali. Ir matom pirmą kėlinį, kaip stipriai bėgo. Pirmą kėlinį mes pradėjom su daugiau jaunesnė sudėtim. Ta, ką turim šiai dienai, aš suprantu, kad mes seniukai ilgai ir nebežaisim, tai noris, kad tas jaunimas gautų kuo daugiau patirties. Deja, šiai dienai matom, kad nesugebam, ne tai kad fiziškai ar taktiškai sužais, bet nesugebam fiziškai sužais stipriai su tikrai šiais metais gerą regbį rodančią komandą. O antrą kėlinį pasidarė keitimus, tas varžybas susitvarkėm. Puikiai žinom, koks laukia varžovas šiandieną, koks buvo varžovas, tai žinom, kad lengva nebus. Išeinam žaisti ir stengtis kuo mažiau suklysti. Dabar žiūrėsim, analizuosim, galvosim, kaip toliau gyventi, nes liko dar 2 varžybos, realiai pačios svarbiausios mums žemesniam ketvirte. Tai išvyka mums į pas Mėsniekus, tai aš manau, kad laukia ne ką lengvesnės varžybos. I thought a really good game, and considering the weather, really difficult weather conditions, and I thought we played well in the weather conditions. Will you bring this victory back to your friends Miesniki and ask for the victory against Vairas? If Miesniki wins, you'll be taking first place in the standings, am I right? I'm not sure. I haven't actually looked at the standings enough with the points, but obviously it would be positive for Miesniki to beat Vairas at home. It'll be a tough game. Miesniki are a tough team, so obviously let's fingers crossed they give Vairas a good game.